Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien mes gaminsime pici-mici. Tai yra pica su bulvėmis. Susipjaustome bulvę su pjaustyklė arba tiesiog peiliu, labai plonais griežinėliais. Dabar sustarkuosime sūrį. Jeigu norite lengvai sustarkuoti sūrį, rekomenduoju palaikyti šaldyklėje keletą minučių. Tai yra prancūziškas patiekalas, tačiau mes pasigaminsime jo lietuvišką versiją. Tai imame Lidl pirktą tešlą, išvyniojame ją ant skardos. Labai džiaugiuosi, nes tešla yra su sviestiniu popieriu, tai bus labai paprasta pasigaminti. Šiek tiek užsukame picos kampus, toliau dedame grietinę ir lengvai su šaukštu ištriname per visą picos paviršių. Toliau keliauja sūris, keliauja druska, belieka išsidėlioti bulves. Bulves išdedame per visą picos paviršių. Paskutiniai du komponentai - tai rozmarinas bei alyvuogių aliejus. Jo čia tikrai nepagailėkime. Tai mūsų pica paruošta, belieka ją išsikepti, kepsime 200 laipsnių temperatūroje apie 30 minučių. Ojei, kaip gardžiai kvepia, Žanlukaus pavydės. Pica jau garuoja ant stalo, belieka ją paragauti. O su manim susitiksite jau rytoj šviežias idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.